Žodžiu, yra labai baisu. Kaip pasakė teisininkė, aš savo neleidau tuo mintim prieit, nors viskas taip švietėsi, juodosios technologijos, tie komentarai, bauginimai, grasinimai visiems, man ir tie, kas gerą komentarą parašė, ir man iš tiesų grasinių nežinau kiek laiką. Visaip ir ten tie, kur buvo ir apvagirti, po ten kažkas stovėję, nu žodžiu. Dabar tai iš vis jo žodžiai, aš neleidau savo pagalvoti apie tai, aš neleidau, bet dabar man galvoj skamkim palygina su Garliavos istorija, Eidenas nemok šnekėti. Ir kam visos tas juodosios technologijas ir visi tyl, visi mata. Neteisė, tai viską daro, orderis, vaikų teisės negauna atsakymų tipo, vaiką nebuvo už ką paimti, bet paėmė, teismas dėl orderio bus nežinia kada, neaišku, ką su vaiku daro tiek laiką, iš manęs tyčiojas, neleida, iš vis jokių atsakymų, netgi iš vaikų teisės atstovas, kai skambina, klausia tiesiog kaip vaikas, ką valgo, kaip miega, o kai aš žinau, kad toks vaikas be manęs negali išbūti, nu žodžiu, visi žino. Ir baisiausia, kad tas vaikas nešneka, su juo gali daryti, ką nori, ir sako, kam jis reikalingas, kam? Pedofilam. Pedofilam reikalingi tokie vaikai, pedofilam, juodojo rinkoj. Pasigūglinkit. Juodojo rinkoj pedofilam, aš tikiuosi, Edvinai. Žinai, ką aš palinkėsiu? Aš palinkėsiu. Tu šitam dalyvavai 100%. Ir tu nusiploviai. Aš palinkėsiu to paties. Žinai kam? Tikiuosi išdraskys. Aš degu pragarė. Nuo tokių minčių. Visiems komentatoriam, visom tom iš televizijų ir taip toliau, jų vaikam to paties linkiu, kad išdraskytų. Pas mane gerumo nebėra. Aš nežinau, tiek laiką nemačiau vaiką, kuris yra sunkios negalios, su tiek diagnozių, kuris išskirtinis. Nežinia, kam ir dėl ko reikalings buvo nuo pat pradžių. Ir nupirkti, ir anaip, ir visai bandė viską, aš laikiaus, kol paėmė be jokios priežasties. Čia kiekvienam taip gali atsitikti, pamatys koks nors, užsimanys tavo vaiką ir paims. Nes dabar puikus pavyzdys, kad žmonės viskas buvo vieša. Viską dariau viešai tam, kad būtų įrodymai. Kiek tik toko trinta ir taip toliau. Viskas juoda ant balta ir vis tiek paėmė. Nieks nespakrutina pirštą. Nei žurnalistai, nieks visi bijo kištis kažkodėl. Kažkodėl. Aš tai nieko nebebijau. Aš nežinau, kur mano vaiks, kas su juo padaryta. Aš nežinau nieką. Aš nieko nebebijau. Nieką. Man gali išdarinėti. Mane rūpi. Aš nežinau, kodėl Dievas leido, tai aš nesuvokiu. Ir tikėjimą aš beveik nebeturiu. Aš kaip robots darau viską ir viskas. Ir kaip žmonės tai leido ir tą naktį, ir taip ir dabar nėra atsakymų, kad parodytų vaiką su kamera viešai, ne man viešai, kas su vaiku daroma padaryta, kokia jo būklė. Nes visi, kas buvo, žino, kad jo nei pamaitins, nei nieko. Ir dabar čia neaišku, kom baigsis, kada tas teismas dėl orderį išvis nėra nei vaikų teisė, nei apribuota motinystė, nieks nėra. Čia naujas įstatymas paruoš, bandomasis triušis, aš su Eidenas bandomasis triušis. Kaip visuomenė reaguos? O va tai kaip va dabar reaguoj? Nekaip. O va tai taip jūsų vaikučiusi pasiminės. Papluosiu tada. Nejokauju, aš gerumą nebeturiu. Aš žmogiškumą nebeturiu. Nes aš atsakymą negaunu, visuomet elgiausi. Manau to, kad visiems prisidėjusiam kažkas atsitiks, nuo to man nepagerės. Aš tiesiog nesuvokiu. Aš nesuvokiu, kas bus, kaip bus, kas vyks, dėl ko vyks. Bet va tokie palyginimai iš proto išvaryt gal, bet neišvarys, nes aš nežinau. Nenužudoma. Aš tikrai
Kam aš tokia gimiau, nežinau. Aš turėjau senai palūž dar vaikystėj. Aš tikrai nežadu kovoti, jeigu mano vaiką nebėra, nebebus, ta prasme. Aš tikrai nežadu, čia tipo nori, kad aš kovočiau, už kažką aš nieką nekovosiu. Aš tai kovau dėl savo vaiką, man nerūp dabar kiti vaikai ir panašiai, man rūp mano vaiks. Ir čia gali visko prisigalvoti ir viską spėlioti, nes niekas atsakymų nereikalau. Jie gali padaryti vaikui ką tik nori, nes visuomenė atsakymų nereikalau. Kaip vaiks, kokia būklė, kas su juo daroma, kas padaryta, kaip jis valgo, kaip jis mie, kaip vaistai suduodami, kokias jo psichologinė dabar būklė. Nes dėl manęs, kai vykdė orderį, nebuvo nei prieš įvykdant orderį ir išrašant, nebuvo nei abdukcija padaryta, nei psichologinė būklė ir nieks iki šiol nepadaryta, bent jau oficialiai. Nėra jokios informacijos. Tai jie galėjo paimti, o dabar kokia jo psichologinė būklė bus įvertinims, kokia jo fizinė būklė, emocinė, psichologinė, trauma ir taip toliau, kas jį vertins, jeigu jis nešnek. Kaip jo psichologinė būklė dabar įvertins? Tai ruoškitės, čia eksperimentas. Čia eksperimentas. Kaip visi nereaguoja, nieko nedaro, nes aš viena nieko nepadarysiu, tai va taip ruoškitės. Ateičiai tokiai pat. Nes pamatys, kad labai paprasta. Prisiminkim istoriją ir visokius kitus tokius dalykus. Kaip kažką prakišt, pabandyti ir tada labai paprasta, visi 1, 2, 3 patys ateis vaikus ant stalo padės ir nais. Nes vis tiek nieko nepadarysi juk. Nežinau, kodėl Dievas tai leido, kodėl aš tapau ir mano vaiks tapo šito eksperimentu. Aš net nežinau apie tą įstatymą, aš pirmą kartą tik dabar sužinojau apie tą orderį. Aš net nežinau, niekur žiniasklaidai nemačiau, kad bus priims toks įstatymas ir kaip tai atrodys. Viskas labai parašyta ten paprastai, tipo smurtų aukos, apie vaikus labai mažai užsimta, bet va, kokį įstatymą prastumė ir nieks nieką nematė. Ir labai ramiai, kai policija atvažiavo, man iš vis sakė, čia jie tik pildo popieriukus ir taip toliau, ir tada pasakė įmam vaiką. Plėšiam iš lovos, nesvarbu, kad vaikui epilepsija ir visas kitas diagnozės, kai jo negali žadinti, jis buvo dar be vaistų, jis buvo be vitaminų, jis turėjo eiti maudytis, kadangi jo negali žadinti, tik jis kaip užmiga pavalgęs, aš jį paguldžiau gražiai ir tvarkytis. Jisai, vėl skambint psichai. Aš tvarkytis ir aš jį paguldžiau ir turiu jį perrengti ir numaudyti ir viską padaryti. Ir jį išdraskė, išplėčiai apsikabinės drebėjo. Vien kai išstumė mane iš tos palatos, kurį palikau ten. Jis drebėjo, jo akis kokios buvo. Jisai žinojo, ką jam darys. Aš nežinau, jūs monstrai visi, kas susiję su tuo vienaip ar kitaip, ar komentarų, ar iš vis tie vykdytojai, ta daktarė, neurologė, tie policininkai, tie mokykla apvertė tos dokumentus, pasirašyti, kad tą vaiką, ta mokyklos pavaduotoja, tu bent suvoki, kas tu esi per padarą. Aš žinau, kad mano nuomonė nesvarbi tau, bet direktorė, ta pavaduotoja, tie kiemsargiai, ta sesutė, kas jūs esat? Kas jūs esat? Aš tikrai nepasduosiu ir nieką nesdarysiu ir nieką. Aš jūsų snukius kabinsiu, visur eisiu ir kabinsiu, kai mano vaiką, kai sužinosiu, koks vaiks ir taip toliau. Aš jūsų snukius kabinsiu ant kiekvieną kampą visoje Lietuvoje ir užsienį. Platinsiu, nežinau. Manot, aš nurimsiu? Ne, aš nesižudysiu. Ne, ir manęs niekur neįkišit. Aš jau kreipiausi ir užsienį. Ir dar nežinau, kur kryps, aš taip nepraslys. Šitą istoriją nenumirs, nepraslys. Vis tiek teks atsakyti vienaip ar kitaip, ir aišku, bet kokiu atveju. Ne, aš noriu sakyti apie Dievą, bet aš nebelabai jo tikiu. Nebelabai tikiu. Nežinau, aš kai išgirdau to žodžius garliava ir taip toliau, kad čia viskas panašu ir aš nesupratau, aš supratau, kad tie komentarai yra iš kompiuterio daromi. Ir tos žinutės, netikras anketas matas, jeigu turi protą, kad ten netikras anketas, bet tai čia baisu.